mėgstate, sugrįžti mano kanalą. Na, šiandieną mes turime tokį mažiuką arbūzą, kuris, kaip aš jaučiu, sveria kokį kilogramą tik tais. Na, tai jo išskirtinumas yra toksai, jog jisai yra tikras lietuviškas ūkininkų užaugintas. Tai nežinau, tiesiog pabandysime tokį mažą. Tai ką, pjaunam. Tai žinokite, parodysiu konfu. Juokauju. Aš šitaip kelis metus pjausiu. Na ir va, žinokite, man jau yra 18 metų ir va tiek mes perpėjom. Gerai, juokauju aš. Bet pabandysime. 2000 years later. O, pagaliau! Tiek laiko praėjo. Ir kaip kvepia, pažiūrėkite, toks jausmas iš viso be sėklų nesimato. Ir šita pusė tokia... Čia padėsiu. Žiūrėkite, kokie gražus. Tas yra geltonas biškį sėklas, o šita pusė kokia lengva. Ir dabar aš ją paragausiu. Na, vasara baigėsi, tad jau smagu paragauti ir lietuvišką arbūzą. Jo visi mėgsta labai, parašykite komentaruose, ar jūs mėgstate arbūzus, nes aš kaip girdžiu, tai daug žmonių mėgsta. Aš tai ne taip gal žiauriai kaip kiti, tai paragaujame. Žinokite, labiau yra be skonio, bet labai daug skysčio. Aš praktiškai iš viso beveik nejaučiu jokio skonio, tik tais vandenį ir sėklas. Jo, vanduo. Na, jeigu neturite vandens ir norite atsigerti vandens, tai siūlau šitą arbūzą. Na, dabar užteks. Ate. Na ir žinokite, mes labai daug renkame peržiūrų. Gali susirinkti šimtai, netgi būna renka peržiūrų ant mano šortų ten, šiaip video. O laikų būna labai mažai ir prenumeratorių labai mažai. Mums beliko lygiai kažkur apie 5 prenumeratoriai ir mes jau turėsime lygiai 500. Tai labai prašau jūsų, prenumeruokite mano kanalą.